Sveiki, čia laida Alfa taškas ir ačiū, kad žiūrite. Šį kartą studijoje pokalbis su vis dar Seimo nariu Remigijumi Žemaitaičiu. Konstitucinis teismas vakar nusprendė, kad Seimo narys sulaužė Seimo nario priesaiką ir pažeidė Konstituciją. Ir iš karto kyla klausimas, tai kasgi toliau ir ar apskritai su tokiu sprendimu Remigijus Žemaitaitis sutinka, tai apie tai mes šiandieną ir pasikalbėsime. Sveiki, Remigijau. Sveiki, gyvi. Kaip suprantu, šiandien karšta diena pas jūs iš vienos vietos į kitą. Tai natūralu, kadangi kaip čia, šios savaitės žvaigždė aš esu, kitos savaitės Nausėda bus, o dar kitos savaitės Nausėdai apkalta bus. Tai iš manęs paims ta žvaigždė. Tai kol reikia matyti, reikia naudotis, kaip čia tais apšvietimo spinduliais. Bet čia kurioje vietoje Nausėdai apkalta bus? Taigi Nausėdai, jeigu Seimas priima komisiją sprendimą, tai Nausėdai apkalta to pačiu pagrindu kaip ir man, sulaužęs Konstitucijos priesaiką ir kadangi Konstitucijos teismas nepasisakė, kad komisijų sudarimas iš valdančiosios daugumos yra teisėtas arba neteisėtas, to nepasisakė, o Nausėdos komisija nagrinėja tik 6 valdančiosios daugumos ir 1 Vytautas Bakas iš opozicijos, tai atsiranda pagrindas inicijuoti Nausėdai apkaltą. Gerai, ne apie Nausėdą, apie jūs kalbėkime. Per kelias dienas tokie įvykiai. Konstitucinis teismas nustatė, kad jūs savo pasisakymais apie žydų tautą sulaužėt Seimo nario priesaiką ir pažeidėt Konstituciją. Tuo pačiu įvykdėte teismo sprendimą pralaimėtojui byloj Andriui Tapinui, įvykdėte teismo sprendimą pralaimėtojui byloj Indrei Makaraitytei šmeižto byloje. Tai čia tokia prastesnė jums savaitė ar čia eilinė diena ofise? Na, ką čia reiškia prastesnė? Prastesnė savaitė žmogaus teisų prasme, tai yra demokratijos prasme. Pasirodo įdomus teismo išaiškinimas dėl Makaraitytės bylos, dėl ko aš net nebeskundžiau jo, nes nebėra net pagrindo ko skųsti, nes teismas aiškiai pasako, kad jeigu žurnalistas paskleidė netinkamą informaciją, netikrovę netitinkantį informaciją arba jūs apšmeižė, tai jūs pirmą turite kreiptis į žurnalistikos etikos inspekciją ir jeigu žurnalistikos inspekcija konstatuoja tą faktą, tada jūs galite kreiptis į teismą. Kažkodėl tai Seimo narys, jeigu parašė apie žurnalistę, tai jinai duoda pirmą į teismą, o ne pirmą kreipėsi į etikos procedūrų komisiją ir neprašo vertinti, ar Seimo narys pažeidė etiką ir tokiu atveju, jeigu pažeidė, tai Seimo narys atsiprašytų ir paneigtų tą informaciją. Na, tai pasirodo, pas mus Lietuvoje yra taip, bet matyt, doktrina išaiškins kažkiek tai panašiai. Įsivaizduoju, dėl Andriaus Tapino bylos aš laikausi savo nuomonės, tai yra mano nuomonė, o ne faktai, tai yra duomenys, kurie buvo surinkti iš mokesčių inspekcijos, iš audito kompanijos, pateikti apie rinkimą Bairaktaro pinigus, apie ataskaitą ir tai, kad Seimas po šitų skandalingų įvykių pakeitė labdaros paramos įstatymą projektą, buvo inicijuotas mano ir Agnės Širinskienės ir pritarė Seimas. Tai vėlgi, teismo sprendimą reikia įgyvendinti, kaip ir Konstitucinio teismo. Gerai, kalbėkime apie Konstitucinio teismo sprendimą. Tai jūs neapsigalvojot nuo vakar savo išsakytų žodžių, kad jūs pats trauksite? Taip, vienareikšmiškai žiūrėkite. Konstitucijos 4 straipsnis numato, tauta vykdo per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Šilalės Kelmės gyventojai išrinko Remigijų Žemaitaitį. Bet jie išrinko jūs prieš jums pažeidžiant Konstituciją ir Seimo nario priesaiką. Išrinko mane. Atšaukimo mechanizmą yra numatyta tik tais Konstitucinis teismas gali ir po Konstitucinio teismo apkaltos būdu Seimas pašalina. Seimo nariai už mane nebalsavo, tai kadangi Lietuva nuėjo visai kita prizmė, tai yra visiškai kardinaliai priešingai, ne kad buvo įkuriama Konstitucija ir Konstitucijos tėvai turėjo minti, kad jeigu žmogus renkamas tautos atstovas tiesiogiai per demokratiškus rinkimus, tai reiškia atšaukimo mechanizmas turi būti per tautos demokratinius atšaukimo mechanizmus. Kadangi to nėra, yra Seimui suteikta tokia įgaliojimą. Aš nelauksiu, kol valdančioji dauguma susidoros su manim ir, kaip žinote, jų balsų pilnai užteks 85 ir kad 10 metų užšiauptų Žemaitaitį, nekalbėtų apie korupcinius dalykus konservatorių partijoje, apie pedofilių priėmimą į konservatorių partijos gretas, apie Šimonytės neveiklumą, apie Laisvės partijos deginamus kūdikius, kad eitų registruotų už pilietybės gyvenimą, apie geležinkelių skandalus ir panašiai. Tai kad neužšiauptų manęs, aš labai paprastai puikiai suvokiu Konstituciją ir nesu teisininkas, aš dedu pareiškimą, išeinu ir toliau tęsiu kovą prezidento rinkimuose. Juolab, kad tam pačiam Konstitucinio teisme ekspertas, kuriuo rėmėsi Konstitucinis teismas, buvo Dainius Žalimas, tai yra mano konkurentas. Na, žinot, tokių šališkumo atveju, ko gero retai, kur surasite. Manyčiau, kad tikrai retas atvejis,
Bet dėja taip yra. Bet, ponia Žemaitaitė, jūs puikiai žinote, ar ne, jeigu Seimas balsuoja už jūsų pašalinimą iš Seimo, 10 metų jūs negalite būti renkamas į pareigas, kur reikalinga priesaika. Dėl to aš ir dabar tiesiog atrodo, kad jūs įpeidinėjate įstatymo spragas. Kur čia įpeidinėjate? Čia nespraga yra. Jūs žinote spragas, jūs jomis naudojatės. Čia yra nespraga. Konstitucija referendumo būdu 92 metais, spalio 25 dieną buvo priimta. Europos žmogaus teisų teismas suformavo praktiką. Jūs nešnekėkit vėjų, jeigu nesusigaudote. Tai paskaitykite Rolandas Paksas prieš Lietuvą bylą ir tada galėsit kažką šnekėti. Antras dalykas, kai ruošiatės laidai, pasiskaitykite Aleksandro Sacharuko paskutinę bylą, kuris laimėjo Europos žmogaus teisų teisme, tai Aleksandras Sacharukas prieš Lietuvą. Tais pačiais argumentais, ką mes kalbėjom su Aleksandru Sacharuku, kai kreipėsi į Teisingumo teismą, tais pačiais argumentais aš kreipsiuosi į žmogaus teisų teismą. Nes pažeistas yra nešališkumo principas ir buvo taikomas subjektyvumo principas Aleksandro Sacharuko byloje. Tai jūs nesutinkate, ar ne, su Konstitucinio teismo? Tai jo negalima sutikti, nes jame nėra argumentų. Žiūrėkit, kaip gali būti argumentas, jie sako, kad Seimo narys Remigijus Žemaitaitis galimai pažeidė priesaiką, kurstė tautinę neapykantą ir tautinę santaiką. Jis tai pasako, ne? Ir dabar aš paleisiu jums įrašą. Žinot, aš nežinau, ar tai yra gerai kalbėti labai atvirai, bet aš jums pasakysiu. Pasakykit. Labai atvirai, kad žydai nekenčia lietuvių daugiau negu lietuviai žydų. Gerai, čia aš jau mačiau šiandieną kitoje televizijoje. Tai dėl to aš noriu jūsų paklausti. Faina Kuklianski, kuris skatina tautinę neapykantą lietuviams, skatina Lietuvoje gyvenančių žydus kilti prieš Lietuvą ir sakyti, kad mes jūsų nekenčiam. Tai aš duodu Konstitucinio teismo argumentą, aš parodžiau šitą video, jūs gali čia dabar paaiškinti, kur tautinė neapykanta skatina Žemaitaitis ir ką šitą. Antras yra dalykas, jeigu aš būčiau buvęs neteisus, o ačiū Dievui, kaip aš sakau, vis dėlto tas pranašas Žemaitaitis numatė, kom čia viskas pasibaigs su Palestina, šią savaitę Europos komisija pritaikė sankcijas asmenims, kurie Palestinoje užėmė, Gazos ruože užiminėjo teritorijas ir asmenys, kurie sprogdino mokyklą ir sprogdino kitus civilinius objektus. Ta pačia sankcijas pritaikė dabar ir Jungtinės Amerikos valstijos ir plus pritaikė 4 organizacijom, apie kurias aš kalbėjau. Tai žmogaus teisų teisme aš turiu pakankamai daug argumentų, sakyti, žiūrėkit, Konstitucinis teismas neatsižvelgė nei vieną mano punktą, apie kuriuos aš teikiau informaciją ir duomenis, tai yra archyvai. Jeigu aš teikiau informaciją apie KGB vaikus, tai Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, jos tėvas Viktoras Čmilyvanovič, KGB leitenantas, KGB sąraše įrašyta didžiausia byla. Ką Žemaitaitis melavo apie Viktoriją Čmilytę, kad jinai yra anūkė, kad jinai dukra, aš tą patį prašiau. Aš pateikiau informaciją apie Manuelį Zingerį. Manuelio Zingerio tėvas 41 metais Kaune buvo NKVD vadas. Aš kažką melavau? Ne. Aš turėjau Manuelio Zingerio tėvą iš KGB ištraukti archyvinę bylą, kuris su Petru Cirku, su Malinausku ir dar 4 veikėjais kvietėsi Tarybų sąjungą, kad atvyktų ir kėlė neapykantą ir perversmą organizavo prieš Antaną Smetoną. Gerai, pasižiūrėkim dar į jūsų tuos pasisakymus, ar ne, kas ir teismo išvadoje yra ir kas buvo jūsų Facebooko paskyroje. Skanduoti, aš jos nekartosiu, apie žydukus ir pagaliukus ir užmušimą jūs sakote, kad nestebina, ar ne? Tai suponuoja turbūt, kad jūs galvojate, kad čia teisinga tokia skanduoti yra. Tai jie teisinga yra naudoti? Kurioje vietoje naudoti? Aš jos niekur nenaudojau kaip skatinantis. Jūs sakote, kad nebestebina nieko. Tai reiškia ir jūsų nestebina. Manęs nebestebina tai, kad Konstitucinis teismas nesugeba atsižvelgti į ekspertų Laimučio Laužiko, į Tautos instituto, į Kultūros instituto pateiktas duomenis, kad šitas neskanduoti, šitą skaičiuoklę, jo išmokite taisyklingai, tvarkingai šnekėti. Nes mes sumaišot viską. Tai... Čia lingus lepsus, žinote. Jo, bet tai čia ne pas jūs viena, nieko tokio. Tai yra skaičiuoklė. Ta skaičiuoklė aiškiai buvo pasakyta, kad jokios intencijos, blogos kažkokios tai įtakos ar ten blogo vaizdo jinai neturi. Ir tą pasakė Laimutis Laužikas ekspertas, kuris turi 32 metų stažą, kuris yra pateikęs virš 2000 ekspertinių vertinimų. Konstitucinis teismas dabar sako, kad tai yra antisemizmas. Tai žiūrėkit dar kartą, aš į politinius nesikšinu. Konstitucinis teismas priėmė aiškiai konstruktyvinį politinį sprendimą. Kas skiria Konstitucinio teismo teisėjus? Skiria prezidentas, skiria Seimas, ne? Tai yra jie teikia pas savo žmonės. Jūs tiesiog junkite brainus, kaip aš sakau, ir pagalvokite, ar nėra kažkaip tai pasišnekėta, kad žiūrėkit, nevertinkim šito dalyko, pavertinkime, kad jis pažeidė. Kodėl Konstitucinis teismas nepasisako apie komisijos teisėtumo sudarimą, kai tuo momentu kitose 2 bylose, tai Artūro Skardžiaus ir Mindaugo Baščio bylose, Konstitucinis teismas pasakė, kad tokios komisijos yra neteisėtos ir jų sudarimas yra neteisėtas. Tai taip dabar išeina, kad nueiname nuo teismų praktikos. Aš jūs gausite Facebook'e visą detalę informaciją, pridėti bus Konstitucinio teismo sprendimai. Ir jūs pamatysite, ir šiandien palyginau, jeigu matėte pas savęs Facebook'e, aš palyginau, kaip Konstitucinis teismas priešingai elgėsi, negu kad elgėsi prieš tai bylose.
Gerai, grįžkim dar prie tų pasisakymų, tai skaičiuotė yra tokia, kokia jinai yra. Jūs dar rašėt, kas dar turi nutikti, kad Izraelis suprastų, kad tokios provokacijos ir tokie veiksmai tik dar labiau kelia pyktį ir kartu neapykantą žydams ir jų tautai. O vėliau jūs sakot, kad jūs nekalbate apie visą tautą, bet čia jūs jau kalbate apie visą Izraelį, nes kaip žinote, žydų valstybė yra Izraelis. Tai irgi ekspertas labai aiškiai parašė, kad Žemaitaitis nekalba apie žydų tautą. Todėl aš ir dar kartą sakau, kad Izraelis turi sustoti, jūs pasiėmė atsakymą. Tai bet jūs net rašote. Tai jūs visą tekstą paskaitykite ir aš dar kartą sakau, kas dar turi nutikti. Kad jūs sustotumėt, Izraelis ir žydai prieš jūsų tautą būtų nukreipta. Nes tai dabar, kas vyksta Palestinoje, kenčia žydų tauta. Ar jūs galų gale suvokėt, kad dėl dviejų parazitų, dėl Netanjago ir dėl kitų veikėjų, šiandien yra kaltinama visa tauta, taip kaip jūs kaltinate tautą visą rusų? Kodėl jūs nekalbate, kad dar vienas gyvulys Izraelis kartu su Putinu? Yra pas manęs parašyta. Yra. Nu, o kodėl jūs to neskaitote? Jūs bijote skaityti ar irgi liepate? Ne, aš nebijau, aš tiesiog kalbu apie tai, kad jūs sakote, kad jūs nesate nusiteikęs prieš tautą. Aš nesu prieš tautą, todėl aš ne vieną kartą esu aiškiai pasakęs, kad tauta negali kentėti už visų politikų lyderių padarytus nusikaltimus. Žydai neturi kentėti už Netanjago genocidą vykdomą Palestinoje. Taip, bet žiūrėkit, Rusai negali kentėti, ką daro Putinas. O kodėl jūs pats savo 4 straipsniuose rašote, kad rusų tauta, rusai? Tai jūs pradėkite savo publikacijos rašyti, kad Putinas. Jūs savo publikacijoje, jūs rašote ir kaltinate rusų tautą. Jūs ir kiti žurnalistai, labai, aš turiu dabar pasidariau visą monitoringą. Susimečiau tie, kurie kalbina mane žurnalistai, aš susimečiau jų visus tekstus. Todėl aš drąsiai einu į visas studijas, aš turiu tokių video ir medžiagų prisidariau labai daug, tam, kad aš žmogui parodyčiau ir jums išaiškinčiau, jūs nekalkite rusų kaip tautos, jūs nekalkite baltarusių kaip tautos, jūs nekalkite žydų tautos. Tai tokiu atveju, ką Hitleris padarė, tai reiškia, ką visa Vokietija kalta. Pone Žemaitaitė, tai jūs nejaučiat neapykantos žydų tautai? Kategoriškai, aš iki pat dabar turiu be proto daug gerų draugų ir aš bendrauju su jais ir kad jūs žinotumėte. Žydų draugų. Taip. Kaip jie reaguoja į jūsų tokius? Tai normaliai, nes jie paprastą dalyką sako, mes nekenčiam Netanjago, jūs šiandien, jeigu pažiūrėsite Netanjago vertinimą, pačiame Izraelyje yra patys prašiausi jo reitingai. Aš bendrauju Izraelyje gyvenančiais žydais ir kitas niuansas, kai žinote, ta pati mano močiutė, kur išgelbėjo mamą ir 2 žydelės būtent pokario metu. Tai jinai yra ta žydų gelbėtoja, ne? Tai aš ką priešingai daryčiau? Tiesiog, žiūrėkit, aš puikiai suprantu, kad esu nepatogus, esu aršus, daug esu prigavęs dabartinės valdančiosios daugumos. Bet daug ir prišnekėjęs įvairių dalykų esate. Tai o kas draudžia kalbėti? Kas draudžiama kalbėti? Ne, aš nekalbu apie tai, kad draudžiama kalbėti. Bet kai kurie turbūt kalbėjimai, jie peržengia, ar ne įstatymo ribą, ar priesaikos ribą, apie ką ir Konstitucinis teismas pasisakė. Žiūrėkite, ką reiškia priesaikos riba. Konstitucinis teismas pasakė, jeigu būtų ne politikas, tai čia nebūtų jokios atsakomybės. Bet jūs esate politikas. Tai ką dabar reiškia politikas, kai Seimo narys negali būti persijungiamas su savo kalba? Tai aiškiai Konstitucijoje parašyta. Aiškiai yra tas parašyta. Dėl to aš esu labai ramus, nes aš geriau palauksiu 5 metus, 7 metus žmogaus teisų teismo ir aš tikiuosi, kad jūs būsite dar šičia ir jūs pakviesite ir sakysite, pakviesim, būtinai susitarsim. Mie kulpa Remigijau, žinai. Nes žiūrėkit, kas vyko. Kai Sacharukas laimėjo bylą, nei vienas žurnalistas neišdrįso, nerado jėgų dvasinės stiprybės viduje pasikviesti Sacharuką ir paklausti, o kaip tu dabar jautiesi, kai tave apšikė buvo visa Lietuva. Gerai, o tai kada jūs kreipsitės į Europos žmogaus teisų teismą? 3 mėnesiai yra laiko tarpas, taip pat 3 mėnesių, per 3 mėnesių laikotarpį keisius. Jūs nei vienas žurnalistas neišdrįsot parašyti straipsnį, kai Valinskas pasiūlė žudyti po vieną Lenką, pradeda nuo Tomaševskio. Seimo pirmininkas. Aš nežinau, kodėl jūs taip sakot, nes buvo rašyti straipsniai. 15 minučių. Ne, palaukite, 15 minučių. Ne apie Valinską kalbam, tokie jo pasisakymai buvo, bet straipsniai irgi buvo rašyti. 15 minučių. Žiūrėkit, buvo tik 15 minučių, bet ką aš noriu pasakyti. Jo prokuratūra net nevertino. Tai dabar yra byla žmogaus teisų teisme irgi pradėta Valdemaras Tomaševskis prieš Lietuvą. Būtent dėl tokių Valinskų pasisakymų. Gerai, bet dabar ne apie Arūną Valinską kalbam, apie jūs kalbam. Jūs sakote, kad jūsų pasisakymai nėra antisemitizmas, ar ne? Kas jūsų galva tada yra antisemitizmas? Kur jau yra ta riba, kurios nereikėtų peržengti? Tai yra antisemitizmas, kada tu konkrečiai siūlai susidoroti su to žmogumi, konkrečiai jam grasini, kad aš tave užmušiu, aš tave ten kažką tau padarysiu ir panašiai, kada jau tu konkrečiai nurodai subjektą, asmenį, objektą, kurį tu sugriaut nori, sinagogą, dar kažkas. Tai yra būtent antisemitiniai dalykai, kai nukreiptas į konkretų asmenį.
Tai bet antisemitizmas negali būti nukreiptas į konkretų asmenį, tai mes kalbame apie tautą. Tai palaukit, žiūrėkit dar kartą, jūs paskaitykite Laimučio Laužiko paaiškinimus. Mano pasakymuose visiškai kalba ne apie tautą, aš kalbu apie Izraelį kaip valstybę. O tai bet Izraelis jūs minite tautą savo... Tai dar jums nedaina, kad žydų valstybė yra Izraelis. Kas jums yra, aš nesuprantu. Tai jūs sakote, kad jūs nekalbate apie tautą, bet tada kalbate apie tai, kad... Paskaityk, dar kartą paskaityk. Gerai, paskaitykime dar kartą. Kas turi dar nutikti, kad Izraelis suprastų, kad tokios provokacijos... Palaukit, leiskit man pabaigti skaityti, kad tokios provokacijos ir tokie veiksmai tik dar labiau kelia pyktį ir kartu neapykantą žydams ir jų tautai. Žiūrėkit, dar kartą, duok, aš tau paskaitysiu. Paskaitykit. Paskaitykit Vamėliną. Aiškiai tau parašyti, kas dar turi nutikti, kad Izraelis suprastų. Bet tai kodėl jūs sustojate? Palauk, žiūrėkit, Izraelis suprastų. Kablelis yra įskyrių. Tai gerai, skaitykime įskyrių. Kad tokios Izraelio provokacijos, kad tokie Izraelio veiksmai labai kelia pyktį paties Izraelio. Ką kelia? Ir neapykantą žydams ir jų tautai. Klausykis, nuleisk, aš pabaigsiu. Izraelis ką kelia? Pyktį ir kartu Izraelio veiksmas, provokacija, ką daro, nukreipta prieš žydų tautą. Apie ką jūs tada kalbate šitame sakinyje? Nes čia iš to, kaip jūs aš apie Izraelį, sudėtinga suprasti. Tai dėl to dar kartą atsiverskit Laimučio Laužiko ekspertizę, kur pakankamai žmogus 80%, sakyčiau, pasakė tai, ką aš ir kalbėjau, kad Izraelis šiandieną ir jo valdžia yra kalta, kad pasaulį kyla neapykantos prie žydų tautą. Ir dabar Amerikoje jūs pasižiūrėkite. Kodėl jūs nei vienas žurnalistas nerašote kiekvieną dieną, kas vyksta dabar Amerikoje, kas vyksta Palestinoje, kas vyksta Ispanijoje, kas vyksta Airijoje. Žurnalistai kiekvieną dieną nerašo. Žiūrėkit, ką jūs man šnekat? Aš pats įdedu straipsnius, jūs jų net neįdedat. Ar jūs skaitote Guardian, ar jūs žiūrite Al Jazeera, ar žiūrite Airiją, jūs net CNN-as, aš buvo LRT. Jūs labai, ponė Žemaitaitė, aš šiandien sėdžiu LRT ir CNN-as rodo, kaip Palestina plaka nuo paviršiaus Izraelis. Bet spaudoje tai niekur neparašyta. Aš įdėdu video medžiagą, kad Izraelis nuo tanko šaudo vaikus, kur vaikai eina maisto davinius pasimti. Jūs to nieks nerodote. Jūs nerodote, kad Amerikos krenta lėktuvas, maisto davinius krenta jūrą ir vargšai palestiniečiai eina jūrą pasimti. Jūs to nerodote. Jūs nerodote, kad vakar Palestinoje nugriautoje mokykloje atkėlė luitus, rado palestiniečius surištom už galo nugarom ir visus iškankintus, išžudytus. Jūs to nerodote. Žemaitaitis to rodo. Ir aš tą rodysiu. Tai jūs esate geriausia žiniasklaidos priemonė Lietuvoje. Ne geriausia, todėl, kad jūs bijote. Ašgi matau, jūs bijote, tiesiog drebate tą klausimą, kai pajudinate, tai nedaug ne, ponė Žemaitaitė, jūs labai suabsoliutinat viską. Gerai, palaukite, dabar ne apie tai, kaip žiniasklaida veikia, mes kalbame apie jūsų asmenį, kalbame ar ne. Tai jūs sakote, kad čia viskas tvarkoje buvo, bet iš esmės visi tie jūsų pasisakymai, ką jūs darėte, jie buvo, ką ir Konstitucinis teismas pasakė, jie buvo daromi sistemingai, ar ne, tai nebuvo kažkoks tai, na sakykime, emocijų protrukis. Jūs darėte tai ne vieną kartą, turbūt gerai apgalvotai ir turbūt suprasdamas, kokia gali būti atsakomybė. Ar jūs negalvojate, kad gali būti atsakomybė? Žiūrėkit, kas įvyko 41 metų birželio 14 dieną? Čia dabar mes istorijos pamokomis. Taip, žiūrėkit, Žemaitaitis reikia, sako Konstitucinis, kad jis sistemingai, kaip tik vyko minėjimas, nuskrido Ingrida Šimonytė į Izraelį. Ir aš klausiu, ar nelaikas tau Šimonytė paprašyti Netanjago ir prezidento Izraelio, kad jis atsiprašytų Lietuvos už genocidą, kurie įvykdė ir prisidėjo NKVD ir KBG. NKVDistai buvo, dalis buvo žydų. Aš tą ir aiškiai parašau, kad dalis žydų ir buvo. Danielius buvo, kiti buvo, tai aš tą ir sudedu ir parašau. Tada sako, Jėzus, kaip jūs čia blogai rašot? Tai sakau, tai palaukit, tai ar aš esu neteisus, kad tarp NKVDistų buvo dalis žydų? Jo sako, buvo, bet jums nereikėjo absoliutinti. Bet aš sakau, aš parašiau konkretų asmenį, konkretų subjektą, parašiau, kas tokia buvo. Jis yra parašyta. Jūs nepergendas sudėsiu, bus labai gera knyga. Bus labai gera knyga šitoje vietoje. Gal geriau ne į Seimą eikite, knygą rašykite. Ir kitas niuansas. Ir aš parašiau, dar didesnis holokaustas buvo lietuvių. Ir atsiverskit Valiušaičio knygą. Valiušaitis pasirodo, aš jau čia, kaip sakant, jau net nežinau, 19 metais apie tai rašė. Aš tik prisimenu vieną gerą dalyką su amžinatėliu Gediminu Kirkilu. Su Gediminu Kirkilu, kada buvo vizitas Čekijos atstovo susitikimas, Gediminas Kirkilas pasako, nacistiniai nusikaltimai ir stalinistiniai nusikaltimai yra tapatus, tai yra lygus. Aš tą patį pasakiau, holokausto trėmimas lygiai toks pats buvo. Kirkilui nėra baudžiamosios bylos, Kirkilui nebuvo apkaltos, Žemaitaičio yra apkalta. Žmogaus teisų teismo aš ir paklausiu, dvigubų standartų, kaip čia yra taikymas. Bashir knygą pasiskaitykite. Mentalitetas yra šiandieną. Jeigu aš paprastą dalyką prokuratūrai duodu anglų kalbą knygą, prokuratūras man sako, mes neturim kas čia išvers, mes neturim iš ką nusipirkti tos knygos. Sakau, jūs neturite už 50 eurų nusipirkti knygą, kur šita knyga yra parašyta geriausių pasaulio mokslininkų, viena populiariausių knyga, kuri kalba apie genocidą ir Holocaust. Jūs net neturite, sakau, tokios knygos.
Tai apie ką mes galim šnekėti? Tiesiog, čia yra mentalitetas, žmogaus, gerbiamasis. Pone Žemaitaiti, paskaityk šitą knygą, aš tau siūlau tikrai paskaityti. Atsiųskit man, aš paskaitysiu. Žiūrėkit, naudodamasis... Palaukit, po to, palaidos Naudosim progą, kviečiu visus paskaityti knygą. Gerai. Ne, tai ne reklaminė. Greitai pasakykit, nes laikas. Gerai, Holocaustas of the Niqaba. Tikrai siūlyčiau visiems paskaityti, suprasite, koks yra holokaustas, kad jūs suvoktumėte šitą knygą, studijuoja ir analizuoja, kiek Hitleris nužudė žmonių. Žinote, kiek nužudė? Dabar tikslų jums skaičių? Bendrai, maždaug pasakykit. Tai vad nežinote. Hitleris nužudė 20 milijonų bendroji sumoje žmonių. Kiek iš jų nužudė žydų? Ką jūs turite omeny? Kiek iš 20 milijonų nužudė? Tai jūs sakykit, jūs istorinius faktus nužudė 6 milijonus. Tai dabar aš ir kalbu, kad holokaustas turi būti suvokiamas plačiaja prasme. Tai yra stalinistiniai nusikaltimai irgi buvo prilyginti holokaustų genocido formų. Ir tai ne Žemaitaitis sako. Gerai, pone Žemaitaiti, grįžkim prie jūsų ir Konstitucinio teismo. Konstitucinio teismo sprendimas yra neskundžiamas, ar ne? Skundžiamas žmogaus teisės. Taip, bet ta prasme turiu omeny Lietuvoje. Jūs galite su juo nesutikti, bet ar jūs iš esmės gerbėte institucijų teismų sprendimus Lietuvoje? Aš visų teismų sprendimus, jeigu matėte prieš tai jūs. Taip, jūs juos įvykdėte. Aš įvykdau, aš pats esu dirbęs teisme. Tai reiškia, jūs juos gerbėte, ar ne? Tai gali būti teisėtas, neteisėtas, aš galiu sutikti su juo, nesutikti, aš galiu su juo nesutinku. Aš nesutinku. Jis yra politinis, gali būti. Bet ar jūs gerbėte institucijų teismų sprendimus? Aš dar kartą galiu jums sakyti, aš privalau jį vykdyti, aš galiu jo negerbti. Tai klausimas mano yra, ar jūs gerbėte? Negerbiu. Ne visų. Tai teismų sprendimai, kaip sakė, jūs juos vykdote, bet jūs negerbėte. Ne visų teismų sprendimų aš galiu vykdyti ir ne visų sprendimus aš vykdau, bet ne visų sprendimus aš gerbiu. Nes mes pradėjome nuo Pakso apkaltos ir baigėm nuo Gražulio mygtuko paspaudimo. Tai man tai čia yra klausimas labai įdomus, niekaip nesuprantu, kaip čia taip nutiko. Kaip prieš 3 savaitės Juozapaitis ir Semeška prabalsuoja už kitą asmenį, jiems apkaltos nėra. Kaip čia taip gaunasi? Gražulis net neprabalsavo, prokuratūra nenurodė, Gražuliui apkalta 10 metų į Seimą. Kaip gali gerbti tokį Konstitucinio teismo sprendimą, kuris vienoje vietoje nemato, o kitoje vietoje mato? Jis nėra gerbtinas. Jis yra diskutuotinas, jis yra kalbėtinas, jis yra skūsinas, bet jis nėra gerbtinas. Tai jūs, jeigu negerbėte, iš esmės jūs turbūt todėl renkatės, aš bent jau taip suprantu, atsisakyti pats mandato, nelaukti, kol iš jūsų atims tam, kad jūs 10 metų po to negalėtumėte eiti į rinkimus. Kad 10 metų aš būsiu toliau Seime, 10 metų aš gal būsiu prezidentas 2 kadencijas, 10 metų konservatoriai mano veidą matys ir kenties toliau. Tai čia jūs pasirinkote kankinti konservatorius tokiu būdu? Ne, žulikus, kurie Lietuvą pardavinėja, kurie daro nusikaltimus. Žulikai, konservatorių partija, šiandien yra žulikai, ne veltui 2007 metais jinai buvo pripažinta teroristinė organizacija, turi teroristinės organizacijos požymių Seimo nutarimu. Gerai, žiūrėkit, ar jūs iš tikrųjų tikite viskuo, ką jūs kalbate, ten sakykime, apie praloštas paramas, apie žydų tautą, apie Izraelį ir taip toliau, ar vis dėlto jūs gal esate tiesiog genialus viešųjų ryšių atstovas ir dabar jūs prieš rinkimus turite tiek daug visokių sprendimų, kurie turbūt gali mobilizuoti jūsų rinkėjai ir sakyti, kad žiūrėkit, žmogus, kuris kritikuoja valdančiuosius, dabar sistema bando su juo susidoroti. Žiūrėkit, 16 metų Žemaitaitis politikoje, mane pažįsti, man atrodo, tai jūs senas politikos vilkas esate. Manot, 11 metų, man atrodo, kiek mano atmintis neša, mes pažįstame, nesame, kiek jūs jau... Senokai, taip. Tai, žiūrėkit, vieną dalyką, aš visą gyvenimą buvau toks pat ir aš toks pats esu išlikęs. Aš matau procesus, kurie man nepatinka ir man gali čia jums patikti, nepatikti, aš paimsiu juos ir pasakysiu. Bet žiūrėkit, jūs sutinkat, kad dabar jūsų rinkėjų akise gali atrodyti, kad su jumis bando sistema susidoroti. Aš jau rinkėjų akise turiu savo elektoratą, susiformavęs mano elektoratas. Daugiau to elektorato manau, kad kažkiek jo gal ir paaugs, gal nepaugs, aš labai abejočiau toj vietoj. Žmonės, kurie domisi Lietuvos istoriją, kurie seka Lietuvos istoriją, jie puikiai suvokia, apie ką aš kalbėjau. Aš turiu labai daug palaikymų ir į teismą, kurie buvo atneštos knygos man, nuorašai, straipsniai. Taigi buvo atnešta akademikų, mokslininkų. Aš jų pusę net praktiškai nežinau, kiek man informacijos buvo pateikta. Pusė. Tai ką tai reiškia, kad akademinė visuomenė, kurie yra suinteresuota istoriniais tyrimais, ką aš ir pasakiau, Lietuva turi skirti keletą milijonų ištirti faktams 30-44 metų laikotarpį. Tai čia privaloma, nes valstybė turi žinoti savo istorijos genijus. Ir kitas yra dalykas, ką mes ir sakėm. Lietuva ir turi priimti KGB iliustracijos įstatymą. Kai priimsit jūs tą įstatymą, jūs... Aš asmeniškai nepriimsiu, čia jūs Seime... Gal eisite į Seimą, gal spalio mėnesį eisite? Aš neįsiu į Seimą, jūs akivaizdu, kad eisite. Tai gerai, šiandieną tiek, laikas laidos jau baigėsi. Remigijus Žemaitaitis, vis dar Seimo narys, taip pat kandidatas prezidento rinkimuose. Ačiū visiems žiūrėjusiems, pasimatome pirmadienį. Iki. Ačiū.